VTB finaluose. Mažasis, ne, šiuolaikinis šilelis. Štai mes sėdim gamtoj. Štai Jurga. Štai vėl Jurga. Staliuks. Šašlikinė. Televizija. Kitur Europoje arba merks lietų, taigi Madride Lisabonoje iki 24 šilumos, Malagoje 26, Helsinkyje saulėta ir 21. Rytų ir centrinę Europą skalbs lietus, Berlyne dieną sušils vos iki 11. Lietuvos sinoptikai paskelbė, kad oro masės juda lėčiau nei planuota, todėl šiandien žadėti lietus ims pliaupti vėliau. Naktį lyti turėtų visoje šalyje, išskyrus šiaurės Žemaitiją ir Pajūrį. Oro temperatūra Tai pašiauliuose nelis. 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus apsiniaukę, visoje Lietuvoje dangus turėtų tarsi pratrūkti, kai kur lietus smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę, bus nuo 15 iki 18 šilumos. Sekmadienį krituliai turėtų liautis. Taigi va, mūsų televizorius dabar yra mažesnis už šilelį, bet spalvots. Štai va, pamojojam. Ryškiai rodantis. Džiugai mojojam. Džiugai, mojojam. Nemojoji. Nu nemojok. Lietuvos rytlo televizija. O, prie langą. O, štai mūsų TV. Vakaras visiems kviečiame į Kauno Žalgirio areną krepšinio aistruolius. Šiandien čia prasideda VTB Jungtinės lygos pusfinalio serija. Perfilmuosiu, ką aš įdėsiu į YouTube'ą. Pasirodant į Krasnodaro Lokomotiv klubą, Mantas Sorry, hebra, tingėsiu. miestą